Kiekviena minutė tikrai yra labai svarbi, nes gali paskambinti žmogus ir tuo metu bus savanoris, kuris galės atsiliepti, tai gali kažkam tikrai lemti, ar tai žmogus gyvens, ar pasirinks kitą kelią. Jaunimo linija yra nevyriausybinė organizacija, jau skaičiuojam 35 metus, kaip veikiam ir paremta savanorystė, tai teikiam nemokamą emocinę paramą jauniems žmonėms. Sulaukėme apie 100-150 skambučių čiato per parą. Kas 5 skambutis būdavo neatsilieptas ir tas išdėliojimas savanorių kritiniais laikais mums yra toksai kaip ir kertinis. Anksčiau buvo skelbiamas vienas laikas, kada grafikas yra atidarytas ir savanoriai turėjo tuo laiku prisijungti ir gauti geriausią laiką pasirinkti. Jeigu negaliu prisijungti, nespėjau, negavau savo tinkamą laiko budėti, tada jau yra iššūkis, ką daryti su savo tais turimais budėjimais. Mes ieškojom tada aktyviai sprendimo. Jaunimo linija turėjo tam tikrų planavimo iššūkių, kreipėsi į mus. Mus sudomino labai jų tas naujas, kitoks šiek tiek planavimas ir procesas, kadangi savanorių planavimas ir darbuotojų planavimas labai stipriai skiriasi. Kai atėjome mes, pakeitėme iš esmės tą procesą ir įvedame daugiau sąžiningumo principo. Sistema dėlioja grafikus pagal numatomą prognozuojamą darbo krūvį ir kiek tų valandų reikės ir kiek reikia žmonių, kad tas valandas būtų padengtas. Aš pažymėjau kaip savanoris, pavyzdžiui, valandas, kada aš galiu skirti budėjimą ir sistema prie to prisiderins, kadangi būtų geras atsiliepiamumas. Tai mums žymiai paprasčiau jau dabar padaryti, turint Work.info sistemą, kadangi galim greit matyti statistikas. Ir taip sistema žymiai efektyviau sudėlioja grafikus. Work.info sprendimas, nėra tik tai grafikų sudarimas, tai yra prisitaikymas prie numatomo darbo krūvio ir kiek įmanoma optimalus darbo resursų paskirstymas. Tai yra įrankis įmonėms planuoti ne reaktyviai, bet proaktyviai. Nuolatos diegiame naujas funkcijas ir visos jos ateina iš to, ko reikia mūsų klientams, kuriuose srityse dar galima patobulinti, kokias naujas funkcijas įdiegti. Džiaugiamės labai, kad galime prisidėti prie socialinės gerovės. Investuojame vietoj ir padedame mūsų klientams planuoti dar efektyviau ir visa tai susideda į finansinius sutaupimus, kurie gali siekti 15-40 tūkstančių per mėnesį. Šita sistema tikrai padidino savanorių pasitenkinimą ir pačio grafiko optimizavimą mums.